aš norėčiau, žinau, kad ir tu norėtum naujo motociklo, palakstyti kur nors gatvėmis ar naujo elektrinio dviračio, bet kartais yra sunku susidėlioti finansus. Tai lik su manim, aš tau papasakosiu, kaip savęs nenuskausminti. O dabar prisėdau ant vieno kiečiausių, naujausių motociklų. Tai Yamaha Tracer 2025 metų gamybos ir jis yra sutvertas kelionėms, bet puikiai tinka ir kasdienai. Na, o kas yra taip pat labai svarbu, ko nepamirškit ne vienas, kad galite atskaityti su InBank leasingu. Jau tuoj papasakosiu kaip. Nenorintiems junginėti pavarų, aš labai rekomenduoju išbandyti ir įsigyti Yamaha X-Max motorollerį 125 arba 300 kubinių centimetrų. O kas yra svarbiausia, kad gali įsigyti su InBank leasingu. Susirandi QR kodą, pasiemi telefoną ir nuskanuoji jį, užpildai anketą ir viskas. O žiūrėkit, jeigu norit dar kitos kategorijos, einam aš jums parodysiu. Tyliam važinėjimui be variklio gausmo gali pasirinkti elektrinį dviratį, kurio greitai lėks ir miesto gatvėmis, ir bekelėmis, o svarbiausia, kad gali įsigyti jį dalimis su InBank. Yamaha parduotuvėse, kaip supratot, galite rasti visokios technikos, kokios jums tik tais norisi. Keturračiai, motociklai, motoroleriai, elektriniai dviračiai, galite rasti net variklių, katerių, žodžiu, visko, ko tik tais norisi. Ir svarbiausia, galite atskaityti su InBank leasingu, nes InBank yra tada, kai reikia. O man dabar reikia važiuoti jau. Nu gerai, nebūtinai iš pirmo karto, o tada, kai reikia.